Sveiki. Na, šitas specialus video bus Žydrūnui Sadauskui. Aš perskaičiau jūsų vieną knygą, pirmąją Veidoskaitą. Ir ačiū, labai įdomu pastudijuoti veidus. Ir juokingiausia buvo, kai aš sužinojau, kad jūs ėjote į mokyklą į Kibirą prisidėjęs knygų. Ir aš įsivaizdavau, kaip tai visą tai atrodė. Man labai juokinga. Dėl ko aš jums darau tą video? Dėl to, kad man labai surezonavo tai, kad kai jūs buvo dar labai jaunas ir sakot, susitikot savo mergaitę, sakot, einam, valgysim, perkam ledų ir stebėsime žmonės. Aš lygiai taip pat labai myliu žmonės ir jeigu aš būčiau jūs sutikusi ten 14 ar 15 metų, aš būčiau su jumis ėjusi stebėti žmonių į traukinių ar autobusų stotį. Vienas turbūt iš mėgstamiausių mano hobių yra stebėti žmonės. Aš dažnai nuvažiuoju kokį kitą miestą, ar ten šalį, atsisėdu, arbatėlės, kavos ir labai įdomu stebėti. Tai dėl to Veidoskaita padeda išsiaiškinti žmogaus savybės. Ir ačiū už knygą, didžiausi linkėjimai jums. Aš mačiau dar pas jūs tokį ženklą iš Feng Shui. Tai jisai buvo juodas, kur yra yin yang, ne? Tai čia yra suklaidinta. Tai aš norėjau va šitą perduoti. Ten yra toksai apskritimas ir kažkaip neteisingai buvo tas ženklas. Tai ką aš supratau, kad turėtų būti maždaug taip, kaip du lašai, ane? Aš nesu dailininkė, bet kažkaip taip, kaip du lašai, maždaug, kažkaip tai taip. Du lašai viename, ne? Tai turėtų būti maždaug taip. Ką tai reiškia, ne? Pirmiausia, vyras ir moteris, ane, viename.